suvokiau, kaip svarbu pasitikėti gyvenimu tokiu, koks jis yra. Ir nekontroliuoti jo, tiesiog leisti viskam būti. Aišku, tos emocijos užklumpa, jeigu nespėjam jų užfiksuoti laiku ir tada jos išsiskleidžia, ne? Ir tada biški būna emocijų, jeigu prie kažko esam prisirišę ar panašiai, ne? Ir tai reikia paleisti, kaip ir natūralu, ne? Vat esmė gyvenant ir yra viskam leist būt kaip yra. Leist savo būt kaip esu, ne? Kaip man geriausiai pavyksta, ne? Jeigu ta emocija vis dėlto nespėjau laiku užfiksuoti, jinai išsiskleidė. Ar, jeigu buvau nesusilygiavusi, ne su savo centru ir tai tada nebuvau šioje akimirkoje ir tada nespėjau dėl to užfiksuoti. Nes kažkur plaukiau, ne, mintyse. Ir tos emocijos yra natūralus dalykas. Aišku, ten juose paskesti, ten savaitėm nereik biški pabūti su tuo. Ir viskas, ir paleisti. Nes šiaip gyvenimas yra labai gražus. Tik mums reiktų savo filtrus visus nusiimti, žiūrėti gyvenimą per tos filtrus. Per tą negatyvų filtrą kiaurai, kad jo nebelikti iš vis, jis būtų nebereikalings ir nukristinė. Nes viskas, niek nėra be reikalo, viskas ir taip kaip turbūt, visiškai taip kaip turbūt. Netgi jeigu ateina kažkokios pamokos, vadinasi jų reikia, vadinasi man jų reikia. Nes aš kažko dar nesu išmokęs. Ir viskas. Ir tai nereik žiūrėti kažkaip emocingai, ne? Nors kai jau išsiskleidžia emocija, tai jos slopinti ar ten blokuoti irgi nereik, nes tai nėra gerai. Užspaustos emocijos jos lieka viduj ir jos turi kažkaip po to pasireikšti, ne?